Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Deresevičiūtė ir šiandieną pakalbėkime apie humorą Lietuvoje sovietų okupacijos laikotarpiu, kuris buvo daug daugiau nei juokas. Tai buvo koduota kalba, maskuotas komentaras, iškalbingas šaržas, susimastyti kviečiantis komiksas. Mano viešnia, su kuria bendrausime nuotoliu, Majamio universiteto Ohajuje profesorė Neringa Klumbytė, tyrinėjanti politinę antropologiją, autoritarizmo mechanizmus ir posovietinės visuomenės kultūrą. Labadiena, gerbiama profesorė. Labadiena, labai malonu būti jūsų laidoje. Ačiū už kvietimą ir sveiki visi klausytojai. Tai mėlyms klausytojams truputėlį plačiau papasakosiu apie jūs. Taigi Neringa Klumbytė, kultūrinės ir politinės antropologijos specialistė, Majamio universiteto JAV Ohajas profesorė. Jos tyrimai daugiausiai orientuoti į postsovietinę Lietuvą, politinio humoro ir propagandos mechanizmus, visuomenės transformacijas po sovietų žlugimo, atminties politiką ir kasdienybės ideologiją. Mokslininkė aktyviai publikuoja moksliniuose leidiniuose, tyrinėja autoritarizmo, nacionalizmo, viešojo diskurso bei medijų vaidmenis politinėje kultūroje. Taip pat kalbėsime apie knygą, naujausią knygą Autoritarinis juokas, politinis humoras ir sovietinė distopija Lietuvoje. Taigi ten autorė analitiškai nagrinėja humoro kaip pasipriešinimo ir kaip paklusnumo priemonės paradoksus sovietmečio Lietuvoje. Taigi, gerbiama profesorė, knygą rašėte 10 metų ir ši knyga yra politinės satyros ir humoro žurnalo Šluota istorija. Vyresnioji karta tikrai skaitė ir atsimena šį žurnalą. Taip pat knygoje Šluota apžvelgta ir platesnės satyros istorijos kontekste. Šis satyrinis žurnalas turėjo tarnauti komunistiniai ideologijai, tačiau išlaikė savitą autoritarinį juoką ir atspindinti sovietmečio cenzūrą, politinius kontekstus, juoktis iš sistemos ir juoktis kartu su ją. Jūsų nuomonė, kam labiau tarnavo Šluota? Taip, mums visą laiką labai norisi to aiškumo atsakyti, konkrečiai buvo taip ar kitaip. Ta prasme, ar buvo Lietuvai, ar komunizmui, ar žmonėms, ar komunistų partijai, bet iš tikrųjų visi šitie dalykai buvo labai persipinę. Ir mano knygos ir tikslas buvo ir suvokti tą sudėtingumą tos epochos ir to humoro, kuris buvo, kaip jūs pastebėjote, tarnavo tiek tiems. Na, iš tikrųjų, gal čia tarnavo, turbūt, aišku, jeigu naudojam tą žodį, tai daugiau turėtumėm omeny komunistų partiją, nes tai buvo ideologinis produktas, tai buvo propagandinis žurnalas, kuris turėjo šaknis tiek Lietuvos kultūroje, iki kairioje, iki meninėje kultūroje, iki antro pasaulinio karo, tiek daugiausia žinoma tose sovietinėse, komunistinėse idėjose, kaip kurti humorą ir kaip priversti žmonės juoktis komunistinėje valstybėje. Tai aš gal iškart klausytojams pasakysiu, kad visi sovietų komunistiniai projektai, kaip priversti žmonės Lietuvoje, neišsipildė. Ir čia buvo ir pats turbūt įdomiausias dalykas to tyrimo suvokti, kad nors ir skleidi propagandą, bet negali žmonių priversti juoktis taip, kaip valstybė nori ir kaip valdžia nori. Taigi didelį darbą tikrai atlikote moksliškai pagrįsdama daug rimtų dalykų ir galima tik įsivaizduoti, kiek teko jums aplankyti bibliotekų, išnagrinėti šaltinių, archyvų, suprasti įvairiausių temų, bendro konteksto suvokimui ir kolūkiai, ir technikos, ir velnio gėrimo, vartojimo kultūra, santvarkos, kontrolės, absurdai. Bet buvo ir gražesnė pusė - bendravimas su žmonėmis, jų asmeninėmis istorijomis, tai būtent ir redaktoriais, ir dailininkais, ir asmeninio archyvo analizė. Ir tos istorijos, kuri labiausiai galbūt jums įstrigo ir atskleidė sovietinės kasdienybės paradoksus. Tai iš tų istorijų buvo be galo daug ir buvo be galo malonu bendrauti su visais dailininkais ir literatais, satyrikais, redaktoriais,
kurie kūrė tą humoro kultūrą Lietuvoje. Buvo labai svarbu pažinti žmones ir suprasti tą jų laikmetį. Ir turbūt, jeigu reiktų kažką tai tokio labai išskirti, tai aš rinkčiausi vyriausio redaktoriaus Juozos Bulotą asmeninį archyvą, kurį dėl to ir užsitęsė mano tyrimas, kadangi jį atradau tik 18 metais, kai sutikau Juozo Bulotos sūnų, taip pat žurnalistą Juozą Bulotą, tuo pačiu vardu. Ir jei nebūčiau radus to archyvo, čia visiems tyrinėtojams irgi toks įdomus aspektas suvokti, kaip mokslas yra kuriamas. Man jis būtų atrodęs Juozas Bulota kaip toksai sausas biurokratas, labai besistengiantis profesionaliai vykdyti savo pareigas. Kadangi daugiausia medžiagos apie jį aš turėjau iš komunistų partijos archyvo. Ir tenai jo visi pasisakymai, jie buvo tokie, kokie turėjo būti, užrašyti oficialiai. O pamačius tą asmeninį archyvą atsiskleidė visiškai kita jo pusė. Tenai buvo ir žurnalai iš užsienio apie komunistų nusikaltimus. Tenai buvo taip pat įvairiausi laiškai, kurie negalėjo būti išspausdinti. Buvo sveikinimai iš įvairių šalių jam skirti ir teko pažinti ir jo šeimą tuomet. Jis buvo vedęs Vileišytę, iš garsios Vileišių šeimos, Donatą Vileišytę, kuri buvo ištremta į Sibirą ir dalis jo paties šeimos narių buvo ištremti. Ir teko pamatyti jo sodybą, kur buvo tiek Šluotos medaliai sukabinti ir jo išlikę jo daiktai ir jo portfeliai. Tai pažįstant tą žmogų, pažįstant jo mintis, kalbant su jo šeima, atsiskleidžia visai kita pusė, kuri buvo taip pat svarbi suvokti, kodėl Šluota funkcionavo taip, kaip jį funkcionavo. Ir Juozas Bulotas sugebėjo išlikti beveik 30 metų vyriausiu redaktoriumi, kai visi kiti buvo valomi ir metami tam tikrais periodais. Ir jisai sugebėjo išlaviruoti tarp visų aparačikų, kaip dabar sakom, važiuoti į Maskvą kiti prisiminimuose sako, važiavo į Maskvą, Radvilavičius čia minėjo, kad su unguriais ir dešromis ir dar ten kažkuo, degtinę, turbūt konjaką gal veždavo, neatsimenu. Ir kartu leisdamas savo menininkams kartais pastumti tas ribas, kurios buvo nustatytos cenzūros. Nepastebėdamas arba tiesiog išeidamas atostogų per tas jo atostogas, kai jau nebuvo jo tiesioginė atsakomybė, menininkai ką nors vis prakišdavo, kaip jie sakydavo. Nepaisant to ilgo tikrai vadovavimo laiko, vis tiek buvo tokių atvejų, kai susilaukė ir ant kilimėlio nekartą ėjo ir aiškinosi ir visokių nuobaudų gavo, bet visgi buvo, stovėjo ir tikrai ilgai ir garbingai. O sakykite, kokie sovietinės kasdienybės aspektai formavo humoro turinį ir jo vartojimo būdus tuometinėje Lietuvoje? Kaip apskritai, gal galite papasakoti, sekėsi jums rekonstruojant humoro kultūrą, nes tikrai ilgą laikotarpį išanalizavot ir pateikėt knygoje. Tai taip, Šluota jinai ėjo ir prieš karą, bet paskui, žinoma, jos turinys labai pasikeitė, jinai ėjo nuo 56 metų ir aš manau, kad jos atsiradimas yra būtent susijęs su Chruščiovo atšilimu, nes kitose šalyse, tose sovietinėse respublikose Šluota buvo leidžiama, ne Šluota, bet humoro žurnalai buvo leidžiami anksčiau. Tai aš žiūrėjau į pačių Šluotos numerių, žmonių laiškus, kurių dėka Šluotos darbuotojų, ypač Alberto Lukšos, yra išsaugota be galo daug, jie yra literatūros ir meno archyve. Ir taip pat įvairius kitus archyvinius dokumentus, Glavlito, komunistų partijos dokumentus.
Dariau daug interviu su pačiais darbuotojais, kurie dirbo šluotoje arba su tais visų tuo laikotarpiu nuo 56 metų, kas tik tai bebuvo dirbęs, skaičiau memuarus. Taip pat dariau interviu su tais žmonėm, kurie rašė šluotai. Buvo taip pat žurnalistai arba ir siūsdavo šluotai. Nešluotos pačių redaktorių, darbuotojų jų nebuvo daug, nuo 8 iki 15 skirtingų laikų. Ir materialios kultūros pažinimas, tai redaktorių namai, darbai, sodybos, tas irgi taip pat jų karikatūros tiek sovietinių laikotarpių, tiek posovietinių laikotarpių buvo labai svarbus. Na, o kas kaip atkurt, tai žinoma, šluotoje paliesta be galo daug kasdienybės aspektų ir kiti ir tyrinėjo šluotą, ir tyrinės šluotą, ir visi rinksis savo kryptį tyrimų, kas kam įdomu. Yra straipsnių parašyta, pavyzdžiui, apie moteris, apie kovo 8-ąją. Man buvo įdomiau ta politinė kultūra ir kaip apskritai šluota funkcionavo valstybėje, kaip tam tikras propagandos, bet ir humoro mechanizmas ir tokios minkštos galios ir pasipriešinimo mechanizmas. Tai man buvo šitie aspektai įdomus, o šluotoj buvo per kasdienybę, kaip visa tai buvo kuriama, kaip žmonės buvo bandomi, kaip minėjau, priversti, kaip buvo bandoma žmonės priversti juoktis tam tikrų būdų, skiepyti tam tikras moralinės vertybės, tam tikras komunistinės vertybės. Tai šluotoje yra labai daug kasdienybės aspektų paliečiama. Daugiausia turbūt yra apie darbą, visokie ten vėlavimai, darbo efektyvumas, biurokratizmas, apie aplinką, aplinkos taršą jau 80-metyje. Tai, ką dabar vadintumėm žmonių gerovės klausimai, kadangi tai komunistų valstybei buvo svarbu, buvo ne tiek jau daug, aišku, asmeninių tarpusavio santykių temų, buvo ir moralinis ugdymas, buvo išjuokiamos visokios žmonių ydos, išgėrinėjimas, tinginystė, apranga. Ir va tai, kas mums dabar atrodytų turbūt labai keista, aš spėčiau, ar ne, per šluotą buvo gėdinami, buvo net pavardės ir žmonės konkretus su nuotraukom, kokia nors ten blaivykloj pagautas girtas, jis nufotografuojamas ir iššluota. Ir tada aprašymas, kas toks ir toks prisigėrė. Tai buvo baisi gėda, tave pusiau nusirengus, arba kokia nors ten spekuliantė pagauta, kuri perpardavinėjo, ką nors irgi nufotografuota su temtais kailiniais ar kepuriam, kurias jinai perpardavinėjo ar policijos sulaikyti. Tai ta prasme šluota bendradarbiavo ir su tuometinės milicijos institucijomis ir gaudavo iš jų medžiagos, buvo tokia kaip tyriamoji žurnalistika. Na ir visą šitą pasaulį ir tiek karikatūras, tiek meną, tiek satyras, tiek tyriamąją žurnalistiką man reikėjo suvokti ir atkurt. Na ir apie tai rašiau. Yra 2 skyriai skirti būtent tai tyriamąjai žurnalistikai, yra keli skyriai satyrai, cenzūrai, taip pat karikatūroms. Karikatūros buvo be galo įdomu, kadangi per jas daugiausia atsiskleidžia tas šluotos paradoksas, kur ir tarnaujama, kaip minėjot, komunistų partijai, bet kartu ir pasipriešinimas, nes per meną daugiau gali užslėpti, na ir tekste gali užslėpti, bet meno cenzoriai nelabai ir įkrimto tokio karikatūrų. Jie žiūrėdavo daugiau, kas tekste parašyta, o ne kas nupiešta. Nes buvo ir užsienio vakarų, taip vadinamų skiltelė, kur kaip ir bandė įsivaizduoti, kad pašiepia vakarus, bet iš tiesų menininkai labai subtiliai paslėpė visgi pajuoką iš pačios santvarkos. Tai tikrai labai išradingi žmonės. Sovietmečių humoras Lietuvoje veikia kaip ironiškas pasipriešinimas ir knygoje tyrėte, kaip anekdotai, ironija ir satyra atspindėjo žmonių santykį ir su valdžia, ir su pačia sistema, ir su savimi. Ir propagandinis, ir opozicinis humoras, kaip pavyko šluotos vystytojams išlaviruoti, kad išliktų.
išliktų tas opozicinis, jie patys, kad išliktų. Taip, kad apskritai, kad prie to spaudimo, tos cenzo beprotiško ir įsivaizdavimo, kaip kas turi būti, kaip jiems pavyko, vis dėlto, aišku, ir redaktoriaus pagrindinio nuopelnas, bet kaip turėjo būti tokia stipri komanda ir taip būti susidirbę ir labai išradingi, kad iš tikrųjų išlikt tiek laiko. Taip, tai iš tiesų mes negalim sakyti, kad jie buvo disidentai. Ir tai čia reikėjo man ieškoti ir tam tikrų savokų, kaip aš galėčiau apibūdinti tą reiškinį, kurį matau, nes tai nėra disidentinis judėjimas. Jie vis tiek išliko prie tos valdžios ir jie turėjo taikytis ir jie save cenzūravo ir vienas kitą cenzūravo, kai reikėjo, redaktorius ir atsakingas sekretorius skaitydavo ir redaktoriaus pavaduotoja Šluota, visi buvo atsakingi už tą turinį, na aišku, vyriausiai buvo atsakingi labiausiai. Čia buvo jų atsakomybė, bet netgi kalbant supranti, kad pavyzdžiui jie su cenzoriais ne visi, bet kai kurie turėjo asmeninių ryšių, ateidavo į parodą, pagal prisiminimus karikatūrų parodą, pažiūrėti prieš tai, kol jinai atidaroma, na ir pasakydavo jiems, va šito Maskva nesupras. Vadinasi, jie abu, kalbėdami menininkas ir cenzorius, supranta, kas čia vyksta, bet dėl Maskvos, dėl visako, kai ką reikia nuimti. Tai va tas toks politinis intimumas, susikalbėjimas, supratimas, kad mes esam toj pačioj sistemoje, jis yra toks kontinuumas, jis nėra čia va pasibaigia, čia menininkas, čia jau jisai nebesitaiko, o čia jau cenzorius, jau jisai griežtai viską tau pasakys. Tai tas suvokimas buvo ir jie kalbėdavosi vieni su kitais ir užtardavo ir padėdavo. Ir buvo toks antagonistinis prisitaikymas ir save cenzūravimas, tam tikra banali opozicija, aš vartoju tuos terminus, bet kartu buvo noras ištrūkti, noras pasakyti, ką galvoji, kaip jautiesi, kaip viską matai. Na ir tas lietuviškumas, kuris buvo labai labai svarbus. Mes, kai galvojam apie krokodilą ir galvojam, kas tenai, ar ten irgi buvo kažkokio, krokodilas buvo klausytojams pasakysiu, kad tai buvo visasąjunginis pagrindinis humoro ir satyros žurnalas, o respublikose sovietinėse leisdavo tik tai po vieną ir jis buvo kontroliuojamas savo žurnalą ir Lietuvoje Šluota ėjo lietuvių kalba. Taigi pačiam krokodilė galime irgi sakyti buvo ta kritika, nes kritika kaip tokia buvo marksistinis principas, mes save kritikuosim ir eisim į komunizmą. Čia nebuvo kažkas tokio, kas negalima visiškai kritikuoti. Bet krokodilė kritikavo ją save ir savo komunizmą, o Lietuvoje kritikavo komunizmą ir sovietinį komunizmą. Lietuviškumas buvo šiek tiek kita erdvė, jis buvo sietinas su vakarais ir dailininkai labai žiūrėjo daug į vakarus, kopijuodavo, keisdavo. Lietuvos Šluota buvo modernistinis žurnalas, daug modernesnis už patį krokodilą. Atėjo jauni dailininkai, visai perkūrė Šluotą jau 7-ame dešimtmetyje, stilius buvo visai kitoks, komiksai buvo, ko nebuvo krokodilę. Na ir bandydavo jie ginti. Koks nors Bulota nuvažiavęs į Maskvą aiškindavo, kad gal komiksas galėtų būti ir priimtas kaip socialistinis žanras, nors jis buvo laikomas buržuaziniu ar kapitalistiniu žanru, nepriimtinu komunistiniams piliečiams. Bet per tuos komiksus jie teikia, jog jie kritikuoja, kaip jūs minėjot, vakarus. Pasižiūrėkit tenai nedarbingumas, pasižiūrėkit, kokie kriminaliniai tenai nusikaltėliai. Kaip tenai baisu.
O žmonės, kai su jais kalbė, jie sakydavo, mes tą žiūrėdavom ir norėdavom pamatyti tuos vakarus. Ta prasme, tai veikia ne taip, kaip buvo planuojama ir tas yra ir žavinga per humorą. Aš dar pasakysiu trumpai, kad aš naudoju tą savoką daugiakryptis juokas. Ir čia vėlgi yra svarbu suprasti, kad žiūrėdamas į karikatūrą, kiekvienas žmogus mato skirtingus aspektus. Lietuvoje dėl Lietuvos specifinio konteksto, dėl visų pokarių, tremčių, dėl pačios okupacijos kontekstas buvo toks, kad žiūrėdamas į tam tikrą karikatūrą, kur nupieštas koks nors, tarkim, kritikuojamas ar ne, tarkim, karys, koks nors vakarų su U ir S užrašydavo, kad tikrai žinotų, kad čia kritikuojami amerikiečiai. Žmogus galėjo galvoti apie sovietų kariuomenę, ne apie amerikiečius. Ir identifikuotis su tais, su kuriais Rusijoje buvo nesitikima, kad lietuviai gali identifikuotis. Tai buvo Lietuvoje mažumos statusas, skirtinga religija, skirtingi papročiai, skirtinga kalba. Daug ko žinoma tie, kas skaitė, kas vartė Šluotą, jie nesuprasdavo, kas ten parašyta, buvo daug vidinio tokio irgi cirkuliavimo idėjų. Ir šitam kontekste, žinoma, buvo cenzūra, aš neneigiu to ir sakau, kad tai nebuvo disidentinis žurnalas, bet buvo Ezopo kalba, buvo potekstės ir buvo skaitytojai, pats kontekstas, patys menininkai kilę iš visiškai kitos terpės, kurie suprato ir skaitė ir matė humorą kitaip negu kas nors ten Rusijoje. Jeigu kritikuojamas darbas, jiems, mūsų darbo našumas blogai. O lietuvis skaitytojas sakytų, prie ko mus privedė Sovietų sąjunga. Tai visą laiką matomi skirtingi dalykai. Mūsų laikas labai tirpsta. Ir sakykit, humoras gali būti ir galinga jėga. Patvirtinkite arba paneikite šį teiginį ir kodėl taip manote. Na, tik patvirtintai galima ir tai istoriškai mes matome be galo labai daug pavyzdžių ir būdavo ir pjaunami liežuviai viduramžiais tiems, kurie pajuokaudavo ir kertamos rankos ir vežama į Sibiro lagerius, 5 metus duodavo Stalino laikais už anekdotą. Na, humoras yra ta minkštoji galia, jis paniekina, pažemina, atskleidžia galios ribotumą ir deklaruoja laisvę, kitas vertybės, veikia jausmus ir įsitikinimus ir yra labai efektyvus dėl to. Na, turbūt dar klausytojai ir atsimintų, 2015 metais, prieš 10 metų Charlie Hebdo, menininkai ir redaktoriai buvo sušaudyti, 12 berods žmonių žuvo dėl to, kad jie pranašą Muhamedą piešdavo. Tai jisai sugeba paveikti labai stipriai ir dėl to Orvelas yra pasakęs, kad kiekvienas pajuokavimas yra kaip maža revoliucija. Tai yra didžiulis pasipriešinimo įrankis, didžiulis mobilizacijos įrankis. Na ir mes žinome, žmonės netgi ir dabar šitam kontekste mūsų, kai juokaujama, rinkimų metu žmonėms tai patinka ir jie balsuoja. Tai irgi veikia ir dabartiniu laiku kaip propagandos forma. Ir Zelenskis buvo išrinktas kaip humoristas, mūsų kontekste Valinskas buvo irgi patekęs per savo pajuokavimus, surengęs humoristinę kampaniją ir tokių pavyzdžių yra labai, labai daug. Tai humoras yra galia, taip. Tiek opozicinė, tiek propagandos galia. Na ir tie, kurie opozicijoje yra, jie irgi mobilizuoja vieni kitus per humorą. Jūsų knyga Autoritarinis juokas, politinis humoras ir sovietinė distopija Lietuvoje skirta ne tik Lietuvos skaitytojams, kaip žinia, pirmiausia buvo anglų kalba išleista. Kaip sekėsi jums laikyti balansą tarp labai skirtingų skaitytojų grupių, nes ir istorinė, ir kalbos, kultūrinė, konteksto suvokimo galų gale ir daugeliu kitų prasmių sudėtinga pakankamai.
Tai kaip jums sekėsi laviruoti? Na, tai aš, kai rašiau knygą, kad jinai tiktų ir mokslininkam, ir nemokslininkam, ir tiek Lietuvos skaitytojam, tiek užsienio skaitytojam. Paskui lietuviškas vertimas šiek tiek buvo adaptuotas dar, bet dirbdama su vertėja Daiva Litvinskaitė mačiau, kad, aišku, lietuviškai būčiau daugiau kai kurių detalių įdėjus, kurių užsienyje nėra taip svarbu. Ir mes kitaip rašom, kiekvienoj kultūroje rašomos knygos kitaip. Pavyzdžiui, daugiau būčiau galbūt kreipus dėmesio į asmenybės, į tam tikrų, nors rašau knygoje ir apie tai, bet labai ribotai. O užsienyje jiems tos asmenybės nėra taip svarbus, svarbiau procesai, kas vyko, palyginimai kokie nors jiems labai svarbus apie krokodilą, bendrą satyrą. Na, mums, aš nežinau, ar tie palyginimai tiek svarbus, kiek daugiau svarbus, kiek apibrėžtumėm save patys per tai. Tai va, tų palyginimų nėra labai daug, na, iš dalies jų nėra daug su palyginimu dėl to, kad šitie žurnalai nėra tyrinėti, o krokodilo archyvai arba jų nėra, arba prie jų prieiti negalima. Aš buvau dar tada Maskvoje, 16 metais ir gali archyve nebuvo krokodilo po Antro pasaulinio karo archyvo. O žvelgiant į šiandienos Lietuvą, jums bandant būti nešališka, gyvenant svetur, ar jaučiate sovietinio humoro šešėlius, ar yra savitumų, kurie tęsiami iki mūsų dienų, galbūt socialiniuose tinkluose? Na, čia labai sunku atsakyti, todėl kad humoras visą laiką atspindi laikotarpį. Tai humoras pasikeitė su Sąjūdžiu labai stipriai. Ir negalėčiau pasakyti, kad juokaujama tuo pačiu būdu, kai buvo juokaujama sovietmečiu. Aš tiesiog, man net niekas neateina į galvą. Bet yra kažkokie, na, dabar humoras labai puola, pavyzdžiui, valdžią, ar ne? Kas buvo iš viso neįmanoma. Anais laikais buvo biurokratas kaip toks, kuris turėjo už viską atsiimti. Tai biurokratus kritikuodavo, bet kai kritikuodavo biurokratą, visi žinojo, kad čia yra apie valdžią iš esmės. O dabar yra daug atviresnis. Galima sakyti, kad ir dabar, pavyzdžiui, prisibijoma irgi, kaip ta cenzūra, jinai visada yra ir demokratinėse visuomenėse, tik tai jinai yra kitokia. Mes nekalbame apskritai apie viską, apie ką tik tai mums užeitų noras kalbėti, ar ne? Visada savicenzūruojama, tačiau sovietmečių cenzūruojama yra labai stipriai iš viršaus per visas institucijas, yra kita dinamika, bet dabar, pavyzdžiui, nekritikuojama taip asmenybių. Ir tas aspektas man ir gražus yra, nors kiti supranta, kad tai galbūt nėra gerai, nes gresia teismai ir tada nėra to mechanizmo, kaip... Na, su sovietmečiu buvo tikima, kad teismai išvis išnyks, kad KGB išnyks, kad užteks mums tik parašyti šluotoje, kas blogai, ir visi žmonės kontroliuos vienas kitą. Tai va, tokio idealo kai kas ir ilgisi, kad negali net kritikuoti dabar, nepatekdamas į teismą. Bet iš tikrųjų, na, tai buvo autoritarinis principas - valdyti paniekinant, pažeminant, išjuokiant ir, aišku, tam tikrus žmonės, kokią nors tam pardavėją iš Klaipėdos univermago, o ne tuos, kurie vogė ar masiškai, ar tiesiog naudojasi valstybės turtais tiek, kiek norėjo. Kągi, dėkoju, profesorė, jums labai už pokalbį ir už knygą, primenančią, kad net sudėtingiausiais laikais žmonės randa būdų juoktis. Ir aš primenu, kad šiandieną kalbinau Neringą Klumbytę, profesorę,
apie knygą Autoritarinis juokas, politinis humoras ir sovietinė distopija Lietuvoje. Ačiū Jums. Ačiū Jums, labai malonu buvo pabendrauti. Ačiū klausytojams. Jaukių visiems skaitimų.